Atnaujintas blogiausios būklės kelias Lietuvoje nuo Molėtų iki Utenos. Atliekant šio kelio kapitalinį remontą pagrindinis prioritetas skirtas eismo saugumui. Deformuotos saugumui pavojų keliančios betoninės kelio plokštės pakeistos lygiu asfalto sluoksniu. Užtikrinant kelio ilgamžiškumą suformuota nauja ir aukštesnė kelio sankasa žiemos metu sumažins užpustymo riziką. Rudens ir pavasario metu jis saugo sankasą nuo didelio kritulių poveikio. Krituliai mažina sankasos laikančiąją gebą, gali pradėti formuotis asfalto dangos pažeidimai. Šiame kelyje supilta sankasa atsparesnė kritulių poveikiui nei iki tol buvusi. Šioje kelio atkarpoje Molėtai Utena eismo intensyvumas daugiau nei 4000 transporto priemonių per parą. Palyginimui, ties Vilniaus miestų Molėtų kryptimi eismo intensyvumas siekia daugiau nei 20 000 transporto priemonių per parą. Dėl 5 kartais mažesnio eismo intensyvumo šiame kelio ruože nuo Molėtų iki Utenos atnaujinimui pasirinktas ekonominių požiūrių naudingiausias kelio remonto ir eismo juostų sprendimas. Štai koks jis yra. Atnaujintame kelyje asfalto dangos plotis 9 metrai. Važiuojamosios dalies plotis 7 metrai. Asfaltuota saugos juosta po 1 metrą. Šalikelis plotis yra 1,5 metro. Saugų sustojimą šiame kelio ruože užtikrina nuovažos, kuriuose galima saugiai sustoti, netrikdant eismo kitoms transporto priemonėms. Dėl saugumo šiame kelyje įrengti kelio atitvarai. Jie sumontuoti pavojingiausiose kelio atkarpose. Iš viso kairėje kelio pusėje bendras atitvarų ilgis siekia 6 km, dešinėje 10 km. Atitvarai keliuose yra efektyviausia saugumo priemonė eismo įvykių metu. Atitvarai veikia amortizacijos principu, sulaikant transporto priemonę kelio zonoje. Pavojingose kelio vietose ties posūkiais kalvomis ar ten, kur ribotas matomumas, kelias paženklintas ištisinėmis linijomis. Tai dar viena saugumą užtikrinanti priemonė šiame kelyje. Prie viešojo transporto stotelių iki artimiausių sankryžų įrengti takai. Pagrindinio kelio kirtimų įrengtos nežymėtosios perėjos su iškiliomis saugumo salelėmis. Taip užtikrinamas eismo dalyvių, o ypač pėsčiųjų saugumas. Ties viešojo transporto stotelėmis įrengtas apšvietimas. Kelias rekonstruotas atsižvelgiant į panašaus eismo srautų kelius Lietuvoje ir užsienyje. Lenkijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Likusi atkarpa nuo Maišiagalos Nemenčinės iki Molėtų bus pradėta atnaujinti jau šių metų pavasarį. Šis kelias bus su papildoma eismo juosta. Jam numatytas 2+1 eismo juostų sprendimas.